Pirmą kartą Lietuvoje, rugpjūčio 26 dieną Kauno dainų slėnyje, legendiniai elektroninės muzikos pradininkai grupė Space su Didier Moreny. Latvių grupė Zodiac. Informacija BEM.lt. Vienintelis Didier Moreny, Space, Zodiac koncertas Lietuvoje ir įspūdingas lazerių šou. Partneris LRT. Įspūdingas Paryžiaus Dievo motinos katedros atvėrimo koncertas. Nuo nepakartojamų operos arijų iki uždegančių didžėjaus. Įspūdingas Paryžiaus Dievo motinos katedros atvėrimo koncertas. Nuo nepakartojamų operos arijų iki uždegančių didžėjaus ritmų. Tai vakaras, kuriame susiliejo klasika ir modernumas. Dar kartą pasinerkite į istorinės akimirkas, į nuostabų šviesų ir muzikos koncertą, liudijantį nepalaužiamą žmonių dvasią bei gebėjimą atkurti tai, kas suniokojo liepsnos. Joninio antradienį, 17 val. Per LRT+. Top sporto lygoje šalies čempionas Vilniaus Žalgiris neatranda savojo žaidimo ir išlieka turnyrinės lentelės apačioje. Šįkart sostinės klubo laukia akistata su ambicinga Panevėžio ekipa. Ar pavyks čempionams atsitiesti išvykoje? Stebėkite rungtynes sekmadienį, 18 val. Per LRT++. Ankstesnėje dalyje Janet Jackson paliko A&M Records leidyklą ir su britų įrašų kompanija Virgin pasirašė sutartį, kurios vertė